Sveiki. Ujjayi kvėpavimo pratimas. Ujjayi gali būti verčiamas kaip pergalingas, arba kitaip šis kvėpavimo pratimas dar yra vadinamas kaip vandenyno kvėpavimo. Vienas didžiausių šio kvėpavimo pratimo privalumų yra tai, kad jis labai padeda įsižeminti ir išlikti atsipalaidavus dabarties akimirkoje, neįsitraukiant į vairias mintis, vertinimą, ateitį ir praeitį. Todėl šis kvėpavimo pratimas jogoje yra labai dažnai naudojamas darant asanas, tai yra laikant tam tikras kūno pozicijas, darant tempimo pratimus. Taip pat šis kvėpavimo pratimas yra naudojamas kai kuriuose meditacijose, nes padeda sustiprinti koncentraciją, ištrūkti iš minčių ir būti dabartyje. Tad kaip yra daroma šis kvėpavimo pratimas? Kad geriau pavyktų įsivaizduoti, kaip teisingai atlikti šią techniką, galim įsivaizduoti, kad turėtume tarsi kriauklę savo rankoj ir kai klausomės pridėję prie ausies, išgirstam jūros ošimą. Štai toks garsas, kurį girdim kriauklėje. Taip pat galime įsivaizduoti, jeigu norim, sakykime, turim veidrodėlį ranko ir norim, kad jis aprasotų. Taip pat giliai įkvepiam ir tarsi pučiam karštą orą iš burnos. Ir yra garsas. Tai šiuo kvėpavimo metu mes bandom sukurti šį garsą, bet kvėpuojam per nosį, burna yra užverta. Ir kai darom įkvėpimą, mes šiek tiek įtempiam gerklės raumenis. Pavyzdžiui, galim pabandyti dabar kvėpuoti natūraliai, keletą kartų įkvėpti, iškvėpti ir susitelkti į pojūčius, kur jaučiam kvėpavimą. Ir dažniausiai mes kvėpavimą jaučiam nosies šnervėse. Bet dabar, praktikuojant Ujjayi kvėpavimo praktiką, mes dėmesį perkeliam į gerklę, šiek tiek įtempiam gerklės raumenis, tarsi trauktume orą iš gerklės ir iškvėptume iš gerklės, išlaikom dėmesį gerklėje ir taip pat koncentruojamės į garsą. Pabandykim tai padaryti. Kvėpuojant naudojam diafragminio kvėpavimo techniką, tai yra, kai įkvepiam, traukiam orą iš pilvo dugno ir jaučiam, kaip kyla mūsų pilvas. Kai iškvepiam, lygiai taip pat valingai stumiam pilvą link nugaros, bet tai darom labai lėtai, neskubant, kuo lėčiau, tuo geriau. Ir bandom iškvepiant taip pat išlaikyti įtemptus šiek tiek gerklės raumenis, kad girdėtume garsą. Ir kvėpavimas dėl tos priežasties labai sulėtėja, ko mes ir siekiam šios kvėpavimo technikos metu. Ir jeigu nepavyksta padaryti iškart, viskas yra gerai, galit papraktikuoti su delnu prieš save, taip pastatyti delną ir įkvėpti per atvirą burną, įsiklausyti į garsą ir iškvėpti, tarsi karštą orą pabandyti kuo lėčiau iškvėpti ir lygiai taip pat įkvėpti. O vėliau taip pat pakartot užvertą burną, kvėpuojant per nosį. Pabandykim dabar kartu šią kvėpavimo techniką. Kvėpuojant mūsų rankos yra nuleistos ant kelių, delnai gali būti nuleisti žemyn, galim laikyti chin mudrą, atvirais delnais, arba galim pasidėti dešinę ranką, dešinį delną ant kairio delno, suliesti nykščius ir tai praktikuoti Ujjayi kvėpavimą. Užmerkiam akis, atpalaiduojam kūną, keletą kartų giliau įkvepiam, įkvepiant pastebėdami savo kūną, iškvepiant paleisdami įtampas iš kūno. Ir pradedam Ujjayi kvėpavimą. Akis gali būti atmerktos, žiūrėti į tašką ties nosies galu, nesifokusuojant į jokį objektą, arba užmerktos. Kvėpuojant mūsų tikslas yra girdėti garsą
išlaikyti dėmesį gerklės srityje, klausantis garso ir kvėpuoti kuo lėčiau, kiek įmanoma sulėtėti. Ir dabar kvėpavimui leidžiam vykti natūraliai, susitelkiam į kūno pojūčius, vidinę būseną, tyrinėjam, kaip šis kvėpavimo pratimas paveikia mūsų vidinę būseną, kūną. Tyrinėti reiškia tiesiog atsitraukti į nešališką stebėtojo poziciją ir stebėti. Jeigu pradėsim galvoti, vertinti, tai pradės kilti įtampa ir nebepastebėsim subtilaus šio pratimo efekto. Atsipalaiduojam, stebim ir viskas iš lėto tampa savaime aišku. Efektas šito pratimo tęsiasi toliau. Jeigu turėsit klausimų, juos galit parašyti komentaruose, o aš su jumis atsisveikinu. Iki.